Sveiki, mėly Ekstra FM klausytojai. Eteryje laida Pilietinis atsparumas ir šiandien mūsų laidoje aš, kadetas Markus Burdulis ir svečiuose Rūta Songailinė. Sveiki. Labas. Tai pradėkime nuo pirmojo klausimo. Papasakokite apie save, savo darbą ir pareigas. Tai pradžioje apie save. Aš esu Rūta Songailinė, man 49 metai, esu 4 vaikų mama, esu edukologijos bakalauras ir verslo vadybos magistras. Esu labai smalsi, todėl turiu tokį pomėgį jau 10 metų, dalyvauju įvairiuose proto mūšio žaidimuose su komanda, o kartais tenka ir pačiai suorganizuoti tiek savo ugdymo įstaigoje, tiek mieliems bičiuliams. Jeigu kalbėti apie savo pareigas, tai šiuo metu aš esu Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos direktorė. Šitoje mokykloje dirbu labai senai, jau 30 metų. Tai mokykla įsikūrusi Aukštuosiuose Šančiuose, labai gražioje vietoje, tarp ąžuolų, nuostabiam tarpukario modernizmo architektūros pastate, kurį suprojektavo Stasys Kudokas. Šitas pastatas turi Europos paveldo ženklą ir nebereikalo šioje mokykloje yra dėstoma architektūra. Kodėl pasirinkote darbą švietimo sistemoje ir kaip prasidėjo jūsų kelias į mokyklą? Ne aš pasirinkau šitą darbą, o darbas mane pasirinko, nes aš planavau savo ateitį sieti su teatru, bet atsitiko taip, kad atėjau trumpam padirbti į mokyklą dramos būrelio vadovę ir bedirbdama supratau, kad mokytojo darbe prasmės yra kur kas daugiau negu aktoriaus ar režisieriaus darbe. Ir tuometinis direktorius man davė tokį iššūkį paimti pirmokus, būti pradinių klasių mokytoja. Ir aš pradėjau studijuoti pedagoginiam universitete. Na, po to įgijau ir etikos mokytojo specialybę, ir teatro studijos vadovo kvalifikaciją, ir žmogaus saugos mokytojo kvalifikaciją ir tapau direktoriaus pavaduotoju ugdymui, o kaip praėjus nemažai laiko tapau ir direktorė. Kokios savybės reikalingos jūsų darbe? Tu turėjai omeny, Markus, ar mokytojo, ar vadovo? Vadovo. Vadovo, ugdymo įstaigos vadovo darbe iš tikrųjų reikalingas labai ilgas sąrašas. Tau leidus, aš net užmesiu akį į tą sąrašą, tai ką čia rašo. Ne? Tai rašo, kad dokumentuose tai prašoma, kad vadovas, mokyklos vadovas turėtų turėti asmeninio veiksmingumo kompetenciją, strateginio mąstymo ir pokyčio valdymo kompetenciją, turi mokytis visą gyvenimą ir nuolatos, turi gebėti vadovauti žmonėm, vadovauti ugdymo procesui, sugebėti strategiškai valdyti įstaigą, vadovauti mokytojų kvalifikacijos kėlimui, gebėti valdyti įstaigos finansus, išteklius kitus, pačią struktūrą valdyti, gebėti užmegzti ryšius su socialiniais partneriais, gebėti komunikuoti, bet šito ilgo sąrašo pabaigoje visada pridedu dar vieną kompetenciją, tai gebėti pajausti žmonės, empatiją. Bet kokiam vadovui empatija, supratimas kitų žmonių yra būtinas. Papasakokite mums, kaip atrodo jūsų tipinė darbo diena. Jeigu trumpai, atvažiuoju pirmą, išvažiuoju paskutinė. Aš kalbu apie administraciją, budėtojai dar lieka. Bet čia naujokų vadovų. Tokia būna darbo diena. Nes šiuo metu dar mano komanda nėra pilnai suformuota ir todėl tenka kartais prisimti daugiau įsipareigojimų. Bet diena prasideda, kai aš sakau, nuo atvirų durų dienos, atvažiuoju tikrai stipriai prieš 8, visada persižiūriu elektroninį paštą. Mano kabineto duris būna plačiai atidarytos ir visi mokytojai, darbuotojai žino, kad ryte yra tas laikas, kada galima užeiti dėl bet ko pas mane į kabinetą. Pasiklaus, pasitart, pasilabint. Tai kai aš sakau, tos atvirų durų dienos būna rytinės. Na, o paskui rutina, susitikimai, suplanuotos veiklos, dokumentų rengimas, skaitimas, ėjimas kartais stebėti kitų veiklų, susitikimai mieste,
Dokumentų ruošimas ir jis būna labai įvairus, tas laikas maždaug iki 4 valandos, o tada vėl sėdi rimtai prie dokumentų, nes iš tikrųjų vadovo darbas daugam atrodo, kad toks jisai pakankamai rutininis ir nuobodus, bet tikrai kiekviena diena jinai būna kitokia. Pereikime prie klausimų apie iššūkius ir jų įveikimą. Kokie yra didžiausi iššūkiai, su kuriais susidurite savo darbe? Didžiausi iššūkiai bet kurio mokyklos vadovo darbe, tai šiuo laiku turbūt yra iššūkių suvaldymas. Nes dažnai nežinai, kas tavęs lauks tą dieną, dėl to, kad vyksta įvairūs pokyčiai pačiame švietime, dėl to, kad labai stipriai keičiasi ir tėvų nuostatos, ir vaikų vertybės, keičiasi pagaliau teisiniai dokumentai ir sudėtingiausia turbūt yra tai, kad kiekviena diena kartais gali tau duoti labai stiprų iššūkį, todėl tu turi būti visada pasiruošęs ir ramiai sureaguoti į bet kokius dalykus, kurie tau yra netikėti. Ar galite papasakoti apie konkretų atvejį, kai susidurite su sunkiu iššūkiu ir kaip jį nugalėjote? Tu turėjai omeny, Markus, darbe ar asmeniniame gyvenime? Gal tai tebūnie iš abiejų? Darbe tai turbūt didžiausias iššūkis buvo, tuo metu dar buvau pavaduotoja ugdymui, kai prasidėjo pandemija ir kai prasidėjo nuotolinis mokymas. Ir kai reikėjo priimti sprendimus, kurie toliau nulėmė mokyklos ugdymo kokybės sėkmę. Tai iš tikrųjų tikrai buvo didžiulis iššūkis, nes niekas nežinojo, kokį sprendimą reikia padaryti, kokią mokymosi platformą pasirinkti, kaip komunikuoti, tiesiog techniškai kaip pasiruošti šitiems dalykams. Bet iš tikrųjų su stipria komanda mes tai įveikėm. O jeigu kalbėti apie asmeninius iššūkius, tai turbūt pastarojo laikmečio iššūkis tai buvo mano magistrantūros studijos, tuo pačiu vadovavimas mokyklai ir kaip minėjau, tikrai turiu nemažą šeimą, tai suderinti šitus dalykus buvo pakankamai sudėtinga, bet tai įveikta buvo. Taigi priėjome prie klausimų apie pilietinį atsparumą. Ką jums reiškia pilietinis atsparumas? Pirma, tai turbūt reikėtų kalbėti apie pilietiškumą. Kas tai yra pilietiškumas? Pilietiškumas tai nėra įgimtas dalykas, tai yra įgyjama. Tai yra kiekvieno šalies žmogaus ryšys su valstybe. Ir koks jisai bus, labai priklauso nuo šeimos, kurioje augai, nuo bendruomenės, kurioje esi, kokios yra aplinkoje vertybės, kiek tu pats augini šitą, kiek tu stiprini tą ryšį su savo šalimi, domėjimas į savo šalies kultūrą, politiką, istoriją, buvimas su bendruomenė. Ir kasdieninė mūsų elgsena, tai, sakykime, mokesčių mokėjimas, balsavimas, dalyvavimas rinkimuose, laikymasis įstatymų, visa tai yra pilietiškumas. O kai mes kalbam apie pilietinį atsparumą, tai mes kalbam jau apie užgrūdintą pilietiškumą. Tai visų pirma yra kritinis mąstymas, vadinasi žinios, tu turi atpažinti tam tikrus dalykus ir vertybinis stuburas, tai yra pilietinės nuostatos. Gebėjimas atpažinti įvairias grėsmes, įvairias provokacijas, veikti šitų grėsmių fone, teikti pagalbą kitiems, tai ir yra pilietinis atsparumas. Kokie sektini pilietinio atsparumo pavyzdžiai mūsų visuomenėje? Tų pavyzdžių yra be galo daug. Jau vien tai, kad aš čia šitoj laidoj, kurią veda generolo Plechavičiaus kadetų licėjaus ugdytinis, tai jau yra puikus pavyzdys, kad mūsų visuomenėje šitų iniciatyvų jų yra daug. O jų tikrai prasidėjus karo Ukrainoje visuomenė suprato, kad šiai temai reikia skirti labai daug dėmesio. Labai aktyviai veikia jūsų licėjaus pilietinio atsparumo dienos, kiek aš žinau, ar ne, ir jos paplito po visą Lietuvą. Lankėsi ir Šiauliuose, ir Kretingoje, ir Marijampolėje. Taip,
visa Lietuva ir tai yra populiarinimas ne tik Lietuvos kariuomenės, bet įvairių struktūrų, ar ne? Ir žmonės, ten ateina ne tik vaikai, ten ateina šeimos, ten ateina bendruomenės. Ir per švietimą, per informacijos teikimą, per populiarinimą šitie dalykai, jie įgauna prasmę ir tampa kitų žmonių vertybėmis. Kaip manote, kokios svarbiausios savybės ir vertybės yra reikalingos pilietiniam atsparumui ugdyti? Aš manau, visų pirma, supratimas, kad kiekvieno žmogaus supratimas, kad aš turiu pereiti prie mes. Nes kai mes kalbam apie pilietiškumą, mes kalbam ne apie aš, mes kalbam apie mes. Mes kalbam apie bendruomenę, mes kalbam apie mūsų šalį, apie mūsų šalies valstybingumą. O savybės pagrindinis tai yra kritinis mąstymas. To labai trūksta iš tikrųjų mūsų visuomeniai mokėti atpažinti tiesą nuo melo. Labai svarbu yra pilietinis sąmoningumas. Labai svarbu yra vertybinės nuostatos, kurios nedeklaruojamos per valstybinės šventės. Tai, kad tu ten valstybinės šventės proga praeisiu vėliavą, dar nereiškia, kad tavo nuostatos yra pilietinės iš tikrųjų. Bet kai tai tampa kasdienė tavo gyvenimo dalimi, apie ką aš ir kalbėjau anksčiau mūsų interviu, tai kai tampa kasdienė tavo norma, tai ir yra pilietinis atsparumas. Kaip manote, ar mokykla yra pagrindas ugdant mūsų visuomenės pilietinį atsparumą? Šiuo metu labai stiprus pagrindas. Tai visų pirma mokykla, lygiai taip pat lygiagrečiai šeima. Nes jeigu šeimoje bus vienokios nuostatos, o mokykloje kitokios, tikrai bus sudėtinga labai ir tam piliečiui apsispręsti ir patiem mokytojam. Bet dar vienas yra veiksnys labai svarbus, tai žiniasklaida, tai įvairios medijos, socialiniai tinklai, kurie padeda patvirtinti tam tikras nuostatas. Tai manyčiau šitie 3 dalykai labai svarbus. Klausimai, į kuriuos laukime atsakymo iš jūsų apie pilietinio atsparumo skatinimą tarp jaunimo. Jūsų nuomonė, kaip galima skatinti pilietinį atsparumą tarp jaunimo? Už pilietinės iniciatyvas ir įvairias veiklas mūsų bendruomenė šiais mokslo metais įvertino ir apdovanojo Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir vyriausybė, ir Lietuvos krašto apsaugos ministerija. Net pasiėmiau iš tikrųjų ilgą sąrašą mūsų tų veiklų, kad kažko nepamiršt. Ir iš tikrųjų tomis veiklomis labai didžiuojamės. Tų idėjų yra be galo daug. Nuo tėvynės pamokos, kurioje dalyvauja visos klasės nuo 1 iki 8, tai kai susirenka visa mokykla į aktų salę ir būna pravedama tokia trumpa tėvynės pamoka, jos metu yra ir dainuojama, ir skaitomos odės Kaunui, ir giedamas himnas, iki tokių bendruomeninių renginių kaip arbatos pertrauka, 5-okų pilietinimas, nes pas mus labai daug ateina naujų vaikų į 5 klases. Ir tas labai svarbu nuo mažų žingsnių, nuo mažos bendruomenės sukurti tokias aplinkybės, kad vaikai jaustųsi dalimi bendruomenės, nes būti piliečiu vadinasi būti dalimi savo šalies bendruomenės. Dalyvaujam kitose pilietinėse iniciatyvose, įvairiuose renginiuose, įvairiuose konkursuose, bet visa tai ir tie apdovanojimai, jie neatsirado iš nieko. Čia stovi žmonės, stovi mokytojai, labai aktyvi jaunų šaulių veikla. Ir mano kaip vadovo pareiga sudaryti sąlygas, kad jie sėkmingai veiktų, sudaryti sąlygas vadovui, kad jis sėkmingai dirbtų. Labai svarbu yra partneriai. Socialiniai partneriai, su kuriais kartu dalyvauja įvairiose pilietinėse veiklose. Tai vien su jūsų kadetų licėjumi turėjom šiais metais net 11 veiklų susijusių su pilietiškumu. Pradedant nuo to, kad jūsų kadetai padėjo sutvarkyti Aukštų Šančių ąžuolyną kartu su šalia esančiu darželio auklėtiniais, mokyklos auklėtiniais, mūsų progimnazijos auklėtiniais bendruomenės nariais, ar ne? Ir baigiant tuo, kad mokslo metus užbaigėm su Birželio sukilimo atminti žygiu, kurio medžiagą pateikėm kitom ugdymo įstaigom.
Tai tos veiklos yra daug ir jinai labai yra prasminga. Ar jūsų vadovaujamos ugdymo įstaigos bendruomenės stipriai įsitraukė į jūsų organizuojamas pilietiškumo skatinimo iniciatyvas? Būtų naivu tikėtis, kad 100% visi dalyvautų tame. Taip nebūna, jokioje bendruomeniai. Bet mes stebim, kaip tos dalyvaujančių gretos gausėja. Vien šiais metais Kauno mieste, kai vyko kovo 11-osios eisena, kurioje dalyvavo daug ugdymo įstaigų, susirinko net 150 bendruomenės narių, apie 150 mokinių, tėvų, darbuotojų. Tai turbūt buvo didžiausias, kiek man teko dirbti šioje mokykloje, būrys žmonių dalyvaujančių tokioje iš tikrųjų labai prasmingoje eisenai. Apie patarimus jaunimui dėl iniciatyvos ir savanorystės ir keli klausimai apie menus. Ar esate dalyvavusi savanoriškoje veikloje ir kokios buvo jūsų patirtis bei įspūdžiai? Savanoriškoje taip tiesiogiai veikloje nesu dalyvavus, nes darbas mokykloje šiek tiek primena savanorystę, nes vis tam mokytojai dirba daug daugiau negu kad jiems priklauso pagal pareiginės. Bet aš kaip pavaduotoja esu daug tarpininkavus savanorystėje, tai yra padėjus, sakykime, maisto bankui, samariečiams vykdyti įvairias akcijas, padėdama bendradarbiauti tarp vaikų, tėvų ir šitų organizatorių, kad vaikai sudalyvautų. Tai turbūt labiau ne kaip savanorė, bet kaip tarpininkas, kuris padeda savanorystėje. Ką galėtumėte patarti jauniems žmonėms, kurie svarsto savanorišką veiklą, bet dar nesiryžta žengti pirmo žingsnio ir nuo ko jiems reiktų pradėti? Nebijot pradėti, bandyti. Bandyti čia kaip pirmą kartą šokti nuo tiltelio į vandenį, atrodo baisu, bet kai pirmą kartą tai padarai, antrą kartą jau būna smagu ir labai patinka. Tai pradėti. Žinome, kad esate organizavusi net 4 dainų šventės Kaune. Papasakokite apie tai, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip jums tai pavyko įgyvendinti. Viskas prasidėjo 2011 metais, kai kolega, bičiulis, aktorius, režisierius Tomas Arbreteris pakvietė mane jam padėti režisuoti Kauno miesto moksleivių šventę Dainų slėnyje. Ir ta kelionė mūsų tęsiasi tikrai pakankamai ilgai. Mūsų bagaže 4 Kauno miesto šventės ir 1 rajonų. Aš jam padėjau kaip jo asistentė. Ir iš tikrųjų tai yra didžiulė patirtis darbo komandoje, didžiulė patirtis sprendžiant įvairius techninius iššūkius susijusius su aplinka, kur vyksta dainų šventė. Jeigu žinai, pas mums Kaune Dainų slėnyje, tuo metu tikrai nebuvo tokių sąlygų, kokios jos yra dabar. Iššūkis suvaldyti tūkstančius žmonių. Mes kalbam ne apie klasę, ne apie mokyklą, mes kalbam apie tūkstančius. Ir iššūkis kaip padaryti, kad ta visa minia veiktų kaip viena. Tai yra viena tokia kategorija iššūkių. Kitas iššūkis yra tai, ką tie žmonės veiks, ką dainuos, ką šoks. Tai čia vėl darbas su kita komanda, su šokėjų vadovais, dirigentais, chormeisteriais. Ir tai tokia neįkainuojama patirtis ir kiekviena ta dainų šventė buvo kitokia. Bet jeigu grįžtant prie tos temos, pilietinio atsparumo temos, tai būtent dainų šventės yra ne apie dainas. Dainų šventės yra apie bendrystės jausmą, apie pasididžiavimą savo tautiniu identitetu. Aš net sakyčiau, kad dainų šventė tai yra jausmas, kuris labai stiprina žmonių pilietiškumą. Tai atrodo toks dalykas, ar ne, čia nieko bendro tarsi neturi nei su pasirengimu, ar ne, kažkokiem veiksmams, nei su grėsmėm, bet tas jausmas dainų šventėj, jis labai labai stiprina žmonių pilietinės nuostatas. Kokią muziką mėgstate klausyti?
netikėtas toks klausimas. Visokia. Iš tikrųjų priklausomai nuo nuotaikos, nuo konteksto. Nėra blogos muzikos, nėra negražios muzikos. Be abejo, yra kas patinka, nepatinka. Aš esu smalsi ir man patinka visokia muzika. Gali pradėti nuo pačio paprasčiausio popso iki iš tikrųjų rimtos klasikos. Šiaip mašinai lėktų klausytis ramesnę muziką. Patinka džiazas, patinka instrumentinė muzika. Bet vis dar atvira naujiems dalykams ir esu smalsi. Kokiame paskutinėme filme esat buvusi, kas labiausiai įsiminė? Labai gerai, kad buvau tokia filme, kuris tinka šiai mūsų pokalbio temai. Tai buvo Romuvos lauko kinas ir buvo dokumentinis filmas Mamutų medžioklė. Tai filmas apie sovietmečių Kauno dramos teatre dirbusi garsų režisierių Jurašą ir apie jo spektaklį, kurį vėliau uždraudė sovietinė sistema. Ir apie tai, kaip jisai laikėsi savo vertybių, savo nuostatų. Tai va tai, ką mes vėl kalbam šiandien apie pilietinį atsparumą. Teatras tuo metu, sovietiniais laikais, buvo netgi savotiška pilietinio pasipriešinimo forma. Nes teatre per įvairią kalbą, simbolių kalbą, per dviprasmybės, tu galėjai išsakyti tai, ko iš tikrųjų visuomeniai nebuvo galima kalbėti ir už tai labai skaudžiai bausdavo. Lygiai taip pat nubaudė ir tą patį režisierių. Ir jis turėjo pasitraukti vakarus. Ir turbūt įspūdingiausia buvo šito filmo pati paskutinė scena. Jinai iš tikrųjų buvo stipri, buvo nesumeluota. Ką patartumėte mums, jei mums būtų 16 metų, kaip pasirinkti savo gyvenimo kelią? Jeigu jau būtų 16 metų. Kiek tau liko 16? 1 metų. 1 metų. Ar galvoji apie gyvenimo kelią? Taip. Tai vienas tu esi gudresnis negu aš, kai buvau 16. Nes 16 iš tikrųjų aš galvodavau apie kitą dieną, gal kitą savaitę, dar savo gyvenimo kelio nelabai įsivaizdavau, nelabai mačiau. Tai iš tikrųjų jau dabar iš savo patirties galiu pasakyti, nebijot bandyti, nebijot klysti, pasinaudoti galimybėmis, nes, sakykime, jau draugas sako, einam savanoriauti kažkur. Nebijot eit pabandyti, bet galbūt ten ir bus tas tikrasis tavo kelias, kuriuo tu toliau keliausi. Nebijot nežinomybės, nes, kaip sako, drąsus yra tas, kuris įveikia baimės. Nes jeigu nėra ką įveikti, tai koks tu drąsuolis. Ir labai svarbu turėti tinkamus bendrakeleivius šitą kelionį ir pasirinkti tinkamus draugus. Dėkojame Rūtai Songailienei už pokalbį. Su jumis buvo laida Pilietinis atsparumas ir aš kadetas Markus Burdulis. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų kartų. Iki.